Kvėpavimo plaučiais mechanizmas. Mes kvėpuojame be perstojo, įtraukdami šviežio oro į plaučius ir pašalindami iš kūno panaudotą orą. Gyvybinė plaučių talpa – tai didžiausias oro kiekis, kurį žmogus gali iškvėpti. Gyvybinė plaučių talpa lygi 3500 ml. Ją sudaro 500 ml kvėpuojamojo oro, kurį įkvėpiame normaliomis sąlygomis, 1500 ml papildomo oro. Normaliai kvėpę žmogus gali dar stipriau kvėpti ir įtraukti šį oro kiekį. 1500 ml rezervinio oro tūrio. Normaliai iškvėpęs žmogus gali dar papildomai išstumti šį oro kiekį. Liekamasis tūris – tai oro tūris, kuris visada lieka plaučiuose. Plaučiuose yra oro tarpų, kurie negali likti tušti. Vadinasi, jūs niekada negalite iškvėpti viso juose esančio oro. Suaugusio žmogaus liekamasis oro tūris yra apie 1 litrą. Kaip pakinta įkvėpiamo ir iškvėpiamo oro procentinė sudėtis? Įkvėpiamame ore yra 79% azoto, 21% deguonies ir 0,03% anglies dioksido. Iškvėpiamame ore yra 79% azoto, 16,6% deguonies, 4,4% anglies dioksido.